Reikia naujo termovizoriaus? opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Nokpix Mate 2 – universalus naujos kartos taikiklio priedėlis su integruotu tolimačiu ir autobalistinė korekcija. Aukščiausios kokybės šiuolaikinis termovizinis vaizdas jūsų taikiklyje. Kai nori įsigyti gerą automobilį greitai ir be rūpesčių, renkiesi AutoKGV. Kiekvienas automobilis yra kruopščiai patikrintas ir paruoštas kelionei. Atsiskaityti už automobilį galite dalimis, o važinėtis nors ir šiandien. AutoKGV – automobilis be galvos skausmo. Sveiki, klubo nariai, sveteliai. Šiandien susirinkome į antrąją jau plėšrūnų medžioklę tykojant. Gauname daug nusiskundimų iš vietinių gyventojų, gaunam daug nusiskundimų iš aplinkos apsaugos departamento. Vis skambina ir vis gaunam skambučių, kad atėjo pas mus į kiemą kažkoks baisus padaras, panašus neaišku į ką. Tai aišku būna dažniausiai tai nuplikę usūriniai. Tai va šiandien jau dalyvaujame antroji tokioj medžioklėj plėšrūnų. Jau vieną darėm ir tikrai matėm, rezultatas yra tikrai didelis ir tikrai populiacija plėšrūnų paskutiniais metais labai išdidėjo. Tai va, norint sureguliuoti tą skaičių ir norint, kaip sakant, atsikratytų visų ligų, mes šiandien tam ir susirinkom, mielieji. Šiandien medžiojam ką? Visi turbūt puikiai žinote, kad plėšrūnai tai yra lapės, mangutai, kiaunės, barsukai, bet šeškų šiandien nemedžiokim. Kadangi buvo toks didelis prašymas, mes turim vieną šešką burelėje ir jis prašė, palikit giminaičius ramybėje. Tai šiandien bandykim, vyrai, tą gyvūnėlį palikti ramybėje. O jeigu taip va rimtai, tai medžioklę prasidėsim turbūt neužilgo, skirstysimės visi į bokštelius ir medžiosime šiandien iki pusę 11. 11 lygiai 0:0 turim susirinkti čia, iš kur išvykome. Tai ką? Skelbiu medžioklės pradžią ir ką, medžiokliai valio, nei plauko, nei tauko ir nei uodegos. Na ką, skirstykimės, bandykim, kas kaip. Pasiutligės susirgimas Lietuvoje, primiršta tema, tačiau vis leidžia prisiminti danguje skraidantis lėktuvėliai, mėtantis jaukus su pasiutligės vakcina. Žiūrint istoriškai, pasiutligės susirgimas Lietuvoje suvaldytas, galima taip teigti, kad 2014 metais maždaug buvo nustatymas 15 metais, 18 metais Lapėje, kurios buvo rastos pasienyje su Baltarusija prie Ignalinos atominės elektrinės, bet didžioji dalis pasiutligės susirgimo buvo pas mus 2005, 2006 metais, 2007 metais pradėjo mažėti. Galime palyginti tokius skaičius, kad 2005 metais buvo nustatyta 1600 su trupučiu pasiutligės atveju, 2006 metais 2300 su trupučiu. Tačiau atsiradus galimybei, sukūrus oralinę vakciną, buvo galima pradėti vakcinuoti laukinę fauną. Tai yra vilkai, lapės, usūriniai šunys ir nuo 2006 metų pradėjo sparčiai mažėti nustatymas pasiutligės. Pasiutligė gali sirgti visi žinduoliai ir žmonės. Pasiutligė perduodama yra per žaizdą. Tai yra seilėmis įkandus gyvūnui, kaip ji plinta organizme. Tai yra, kada sergantis gyvūnas apkandžioja kitą gyvūną, seilėse esantis virusas patenka į žaizdą. Patekęs į žaizdą virusas keliauja nerviniais kamienais iki centrinės nervų sistemos. Kuo toliau yra įkasta gyvūnui nuo galvos, tuo ilgiau virusas keliauja į centrinę nervų sistemą. Tai yra į galvos ir stuburo smegenis. Ten įsitvirtina, pradeda daugintis. Kada jau yra pakankama koncentracija viruso, išsiunčiama viruso desanto dalis į seilių liaukas. Ir virusas pradeda daugintis jau seilių liaukose ir maždaug 2 savaitės iki atsiras pasiutligės simptomai,
jau seilių liaukose yra nustatomas virusas. Tai yra, kad gyvūnas lyg tai atrodo ir visiškai sveikas, tačiau jo seilėse esantis virusas jau gali užkrėsti kitą gyvūną, jeigu į jo seilės pateks kitam gyvūnui į žaizdą. Kita stadija yra, kada jau smegenyse esantis virusas pakeičia gyvūno psichiką. Tuomet gyvūnas pradeda ėsti neėdamus daiktus, tokius kaip akmenis, popierius, užpuldinėti kitus gyvūnus, stengtis ištrūkti iš namų, pulti kitus gyvūnus. Taip yra perduodamas virusas kitiems sveikiems gyvūnams. Ar aktuali šiandien dienai ši liga yra Lietuvoje? Taip, eilę metų mes neturime šitos ligos. Tačiau Europoje šita liga yra vis dar nustatinėjama. Nustatoma ne tik mėsėdžiams, plėšriesiems gyvūnams, tai yra katės, šunys, lapės, usūriniai, bet gali būti nustatoma ir galvijams, arkliams, avims, ožkoms. Jeigu žiūrint 2025 metais, pasiutligės susirgimas buvo nustatytas Vengrijoje, Moldovoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Turkijoje. Tarp kitko, Turkijoje yra nemažas kiekis nustatyto pasiutligės atvejų. Ir nepatikėsite, bet Norvegijoje yra Svalbardo saloje nustatyta pasiutligė poliariniam lapėm. Sunku pasakyti, kaip ji ten atsidūrė, bet yra atvejai nustatyti šiemet. Iš naminių gyvūnų, sakykime, tai yra didžiausias nustatymas galvijams. Net 136 galvijai buvo sergantis pasiutligė. Šunys eina antroje eilėje 90 atvejų, katės 12. Dabar, kas liečia laukinėje faunoje, tai raudonoji lapė greičiausiai yra dažniausias gyvūnas, kuriam yra nustatomas šis susirgimas. Tai yra 56 atvejai. Poliarinės lapės, kaip ir minėjau, tai yra Norvegijoje 3 nustatytos. Netgi vienai stirnai yra nustatyta pasiutligės susirgimas. Paskutinė susirgimo fazė būtų gyvūnas gaišta nuo paralyžiaus. Tai yra dažniausiai paskutinėje stadijoje paralyžiuojama gyvūno užpakalinė dalis, užpakalinės kojos, vėliau artėja link galvos ir kada yra paralyžiuojami kvėpavimo raumenys, gyvūnas uždūsta. Kada gyvūnas nugaišta nuo pasiutligės arba įtariame, kad nugaišta nuo pasiutligės, imami yra mėginiai. Tai yra, jeigu galvijas būtų, tai imama galvijo galva, siunčiama į laboratoriją. Jeigu tai būtų lapė, usūrinis šuo, tai imamas visas gyvūnas. Mėginio ėmimo metu reikia atkreipti dėmesį, kad jūs turite labai saugotis, kad nebūtų pas jūs užterštos esamos žaizdos, nes pasiutligė, pakartosiu, plinta per žaizdas. Yra vienas geras dalykas tai, kad pavyko sukurti skiepus, vakciną prieš pasiutligę. Lietuvoje visi augintiniai, šunys, katės, šeškai privalo būti skiepijami nuo pasiutligės. Tai galima kreiptis į veterinarijos gydytojus, kurie atlieka šitą procedūrą. Dabar yra viena tokia naujovė, kadangi vystomės, atsiranda naujos technologijos ir kad būtų galima gyvūną identifikuoti, tai skiepijimas gyvūnas privalo turėti identifikacijos žymeklį. Tai yra mikroschema, kuri turi savo autentišką numerį. Tos mikroschemos numeris yra perkeliamas į gyvūno pasą, kuriame daromos atžymos apie atliktą vakcinaciją. Lietuvoje naudojamos yra įvairių gamintojų vakcinos nuo pasiutligės naminiams gyvūnams. Ir veterinarijos gydytojas atlikęs skiepą informuoja savininką, kada bus reikalinga padaryti revakcinaciją. Tai yra, kad imunitetas nesusidaro visam gyvenimui. Imunitetas susidaro kažkokiam laikotarpiui. Ir tas laikotarpis priklauso nuo gamintojo. Imuniteto galiojimas yra nuo vienų metų, gali būti iki 3 metų. Tai gali būti ir 2 metai, ir 3 metai. Gyvūno pase padaryta atžyma visada jums primins, iki kada galioja šitas skiepas.
Taip pat yra sukurta ir laukinių gyvūnų vakcinacija. Nuo 2006 metų yra pradėta vakcinuoti lapes usūrinius šunis. Tai daroma yra iš lėktuvų, yra sukurtas jaukas, nekenkiantis gyvūnų sveikatai, jisai sukurtas iš gyvūninės kilmės žaliavų. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekame jauko stabilumo ir vakcinos kokybės tyrimus. Tik tuomet pradedame mėtymą iš lėktuvų. Jaukas išmestas iš lėktuvo, nukritęs ant žemės, jisai pradeda po šiek tiek laiko atitirpinėti, kvepėti ir taip vilioja gyvūnus jį suėsti. Kada gyvūnas aptinka šitą jauką, jisai perkanda jį, taip jo dantys sulenda į taurelės uždengtą folgą, kuri yra labai stora ir perkandus šitą taurelę yra pažeidžiama folga, kuri yra iš tikrųjų aštri ir padaro mikropažeidimus gleivinėje. Tai yra mikrožaizdeles ir esanti taurelėje vakcina patenka į mikrožaizdelę. Taip gyvūnas ir yra suvakcinuojamas. Tuomet, kada mes išmėtome jaukus, atliekame tyrimus dėl jauko suvartojimo ir jeigu buvo suėstas, ar susidarė tinkamas imunitetas. Tai atliekame iš sumedžiotų lapių ir usūrinių šunų, kuriuos mums pristato medžiotojai. Toliau mes juos išsiunčiame į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratoriją, kur yra atliekamas šitas tyrimas. Šita vakcinacija vyko kažkada visoje Lietuvos teritorijoje. Šiandien dienai vakcina yra išmėtoma tik teritorijoje su Baltarusijos pasieniu ir dalimi Lenkijos pasienyje. Todėl, norėdami atlikti tyrimą, ar jaukai yra suėdami laukinių žvėrių, ar laukiniai žvėrys įgauna tinkamą imunitetą, tuose rajonuose maisto veterinarijos tarnyba prašo medžiotojų sumedžioti lapes ir usūrinius šunis ir pristatyti į veterinarijos tarnybą. Veterinarijos tarnyba, žinoma, už šitos mėginius moka po 10 eurų medžiotojams. Šitie mėginiai iškeliauja į Valstybinę maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą tetraciklino tyrimui ir oralinės vakcinacijos efektyvumui nustatyti. Pristatomi gyvūnai lapės usūriniai šunys tyrimui. Jeigu pasiutligės vakcinacijos efektyvumo nustatymui, tai iš pasienio rajono pagal VMBT programą. Ir čia pristačius suteikiamas registracijos numeris, toliau eina veiksmai, tai į spaustuvą spaudžiame galvą, atidarome kiaušą, išimame smegenis ir siunčiame virusologinių tyrimų ir molekulinės biologijos tyrimų skyrių patvirtinimui, ar tai yra sergantis gyvūnas ar ne. Jeigu vakcinacijos efektyvumo nustatymui irgi čia pjaunamas žandikaulis, osteotomo pagalba atsipjaunam ploną sluoksnį danties ir žandikaulio ir po to tyriame fluorescencinės mikroskopijos pagalba. Vakcinoje esantis tetraciklinas atsideda danties kauliniame audinyje ir matosi gražia žalia šviesa šviečiantis tas tetraciklinas. Tai reiškia, kad gyvūnas buvo suėdęs tą jauką su vakcina. O taip atrodo išimtas žandikaulis. Čia kodas. Pagal jį galima atsirinkti tą visą atsekamumą, iš kokio rajono, kas sumedžiojo ir po to galutinį rezultatą, kuris yra pakankamai geras, 90% beveik bendras suėdusių. Ir dar paėmus skystis, jeigu galima kraują paimti, jeigu net, tada kažkokį tai vidinius skysčius, taip pat antikūnių titrų nustatymai vakcinos. Tai ar susivakcinavo? Suėda 90%, susivakcinuoja 50 iki 60, lapės geriau negu usūriniai šunys susivakcinuoja. Jos procentaliai daugiau suėda ir geriau tuo pačiu ir susivakcinuoja. Per 2025 metus buvo ištirta 750 tokių mėginių ir apie 650 tokių mėginių buvo nustatyta, kad gyvūnas jauką suėdė. Šitų gyvūnų kraujas yra tyriamas oralinės vakcinacijos efektyvumo tyrimui. Jis jau atliekamas kituose skyriuose. Išmėtotos vakcinos nėra pavojingos naminiams gyvūnams. Jos sukurtos yra saugios kaip laukiniai faunai, taip ir naminiams gyvūnams. Radus vakciną privačioje teritorijoje, kieme ar sode, tikrai nereikėtų bijoti dėl grėsmių,
tai reikia paskambinti valstybiniai maisto veterinarijos tarnybai, kuri atvažiuos ir surinks vakciną. Taip pat išanalizuosime, dėl kokios priežasties vakcina pateko į šitą teritoriją. Maisto veterinarijos tarnyba yra numačiusi tokias rizikas, kad dėl oro sąlygų ir nepalankių, sakykime, vėjo krypties nepalankios arba sutampančios su lėktuvų skriejimo trajektorija, jaukas gali patekti į privačias valdas. Tačiau yra stengiamasi, kad jaukas nebūtų išmestas virš miestų, virš kaimų, virš gyvenviečių, virš ežerų ar upių, patektų ten, kur yra laukinė fauna. Grėsmės atsivežti ligą visada jos yra. Dažniausiai galima atsivežti su augintiniais, kurie yra neskiepyti. Norint augintinį eksportuoti ar importuoti, augintinis privalo būti suskiepytas ir su tarptautiniu augintinio pasu. Taip pat grėsmės gali būti iš kitų kaimyninių šalių, kurių situacijos mes nežinome, tarkime, ir iš kaimyninės Baltarusijos, kuri apie pasiutligę situaciją nesuteikia mum informacijos. Nelegalių įvežimo šunų pasitaiko, tai labai puikiai matome ir žiniasklaidoje, kada įtariama, kad gyvūnai būna atvežti iš Ukrainos ir bandoma pervežti į Norvegiją ar kitas ES šalis. Pasiutligės rizika yra labai aukšta, kadangi, tarkime, iš Ukrainos įvežamiems gyvūnams nepakanka būti suskiepytams, bet reikalingas yra ir pasiutligės titro nustatymas. Tai yra, ar pakankamas yra imunitetas organizme. Norint apsaugoti augintinius ir savo sveikatą, mes privalome skiepyti juos nuo pasiutligės ir vadovautis privataus veterinarijos gydytojo nurodymais, kada reikės atlikti pakartotinį skiepijimą. Tai gali būti ir po metų, gali būti ir po 3. Na ką, mėly medžiotojai, baigiam šiandien mūsų medžioklę. Kaip matom, rezultatas tikrai yra neblogas. Aišku, praeitą savaitgalį gal buvo ir geresnis. Šiandien matyt, oras gal netiko, barsukai mažiau judėjo, bet prašau, 2 barsukai, yra 5 usūriniai ir 2 lapės sumedžiotos. Nu ką, tokią progą siūlau pagerbti kritusius žvėrelius tylos minutę. Ačiū. Na ką matot, mūsų ta medžioklė, kaip sakant, populiarėja. Praeitais metais darėm 1 plėšrūnų medžioklę, šiemet padarėm jau 2. Ir kaip matom, vis tiek rezultatas yra dėl ko stengtis, yra daug prašautų, yra daug ir numedžiotų. Tai aš manau, kad mes plėšrūnų tikrai turim, jų populiaciją bandom sureguliuoti ir džiaugiamės, kad mums tai pasisekė. Nu tai ką, ačiū jums visiems dalyvausiems ir ką, medžioklei valio, pasiplojam savo, vyrai. Medžioklė baigta, ačiū vyrai, ačiū už dalyvavimą. Reikia naujo termovizoriaus? opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priederį. Knockpix iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis ACE. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpix. Premium linija medžiotojams iš Inferiai. Kai nori įsigyti gerą automobilį greitai ir be rūpesčių, renkiesi AutoKGV. Kiekvienas automobilis yra kruopščiai patikrintas ir paruoštas kelionei. Atsiskaityti už automobilį galite dalimis, o važinėtis nors ir šiandien. AutoKGV – automobilis be galvos skausmo. Ar nelaikas Lietuvos medžiotojų bendruomeniai vystyti mintį ir turėti savo medžiotojo nacionalinį kostiumą? Vienaip ar kitaip mes savinamės madas iš vakarų šalių, kas mėgsta labiau žygio ekipuotę, orientuojasi į vienus rūbus, kas mėgsta estetiką, orientuojasi į kitus rūbus. Ką mūsų bendruomenė galėtų nuveikti ir kur pakryptų šita mintis dėl Lietuvos medžiotojo nacionalinio kostiumo, kuris galbūt taptų mūsų neatsiejama dalimi dalyvaujant valstybinėse šventėse, visuomeniniuose renginiuose ar netgi savo šeimų asmeninėse šventėse. Jau kažkada toks buvo klausimas, natūralu, matyt, jį kelia kultūros puoselėtojai, kaip ir pats tikrai daug tyrinėjęs ir iš pačio tokių, kaip sakyti, iniciatyvų ne pirmą kartą medžiotojų bendruomenė turbūt girdėjusi.
labai irgi teisingas, natūralu, kai mes patys augam, kai politinis pripažinimas ateina kažkoks, kai nuveikti darbai ateina, kada mes galim pasididžiuoti, kai teisės aktai tenkina ir mūsų veikla gali vystytis komfortabiliai, turime galvoti apie kitus proveržius ir tada dairantis ne į praeitį, į ateitį ir ką mes galime padaryti, tai savo identitetą ugdyti. Tai identitetas yra ne tik mūsų elgsena, ne, bet ir mūsų, kaip mes atrodome, visas įvaizdis, kaip atrodome medžioklėje, turbūt oranžinė spalva irgi galim taip įvertinti per, na, jeigu ne 10, tai per 5 tikrai labai gražiai įsilėjo, jau vietoj kepuraitės kažkada, kur tapo neatsiejama. Šalikas po to, žiūrėkit, ir viršutiniai rūbai dabar ir netgi vienspalvė jau tapo ir kaip gražu iš esmės, tai visuomenė dažnai jau mus matydami laukose, miškuose ar pravažiuodami. O žinai oranžinės spalvos istorija kokia buvo? Būtent medžioklė? Aš taip suprantu, kad amžinatilis Kęstutis Pietelis atnešė šitą mintį, dalindamas vakarų šalių praktiką, kad jie turi ar juostelę, ar kepurę pažymėtą oranžinę spalvą. Tai dėl saugumo, turbūt. Dėl saugumo. Ir tada atsirado, jeigu aš nesuklysiu, tai 2004 metais toks teisės akto reikalavimas, kad mes turim turėti juostelę, liemenę ar striukę. Nuo minimalių reikalavimų. Ir šiek tiek kaip vienaip ar kitaip tas žingsnis po žingsnio, sakysim, pradėjo ir be abejo gamintojai, tiekėjai suprato, kad medžiotojui aktualu ir svarbu, antra tai reikalauja teisės aktai ir išsivystė dabar iš tikrųjų iki to, kad mes tikrai jaučiame saugesni, geriau matome kolegą ir jau konkuruoja gamintojai ir tiekėjai, kas gali pasiūlyti gražesnę kombinaciją, kas ryškesnį rūbą, nu, arba ten, sakysim, išdėstymą spalvinių gamų. Tai man asmeniškai net ir gražu ir aš pats pirmasis irgi tas buvau galbūt propaguotas vystytojas ir vietoj to, kad reikėjo tik tą juostelę ant rankos ar ant kepurės, tai aš jau tuo metu naudojau viršutinę ar liemenę, netgi turėjau antbačius tokius oranžinius ir po to batus oranžinius pirkau, man buvo ir gražu ir galų gale aš tikrai jaučiausi saugiai. Ir mano vienas kolega, dar tuo metu medžiojom šernus ir gausiai jų buvo, sako, tai žiūrint į Laimoną, aš tuo metu įsitikinau, kad gyvūnai nebijo spalvų ryškių, nes visi turėjo stereotipą, būtinai gyvūnai pamatysi reikia ar laciuką užsiversti, ar tą šaliką kažkaip atsislėpti ir galvodavom, kad jis mums tik tais dėl aplinkosaugos reikalingas. Ne, jis reikalingas dėl savęs ir kaip laikas parodė, ne visi gyvūnai skiria ryškės tas spalvas. Judesį labiau pajaučia negu kad matomumą. Na, oranžinė spalva nėra darbinės aplinkos, tarkim, mūsų betarpiško dalyvavimo medžioklėje, bet dabar pakreipkim vis dėl to mintį, dėl to, sakysim, šventinės aprangos, šventinio kostiumo, elementų. Ką mes galėtumėm sukurti, turėti ir kiek, manau, tai būtų, sakysim, galimybė atrasti tam tikrų mūsų tautos identiteto ženklų, simbolių, kad suprastumėm, kad aš stoviu šalia kolegos Vokietijos medžiotojų ir čia puikiai matosi, kad Dainius Popovas yra Lietuvos medžiotojų bendruomenės narys, ar nuvykau į kažkurią šalį į svečius. Tai yra paradinis rūbas ir yra kasdieninis rūbas, tai tarp kasdieninio aš tikrai skirčiau tik tais elementus tam tikrus, ne? Tai beretė man gražu, ne? Skrybelė gražu, skrybelė ar beretė tada kažkoks ženklas, ar tai paukštis, ar tai mūsų rūšim būdingas gyvūnas, kur tikrai jau vieną akimą užmetęs, tu pats gali kaip medžiotas medžioti identifikuoti vienas dalykas. Na, toliau einant į visuomenę, ką mes keliam prioritetą, kad mes toliau einam į socialinę, kaip sakyt, grupę visuomenės ir juose akcijose dalyvavom, tai reiškia ne tik valstybinėse šventėse, eisenose, kas liečia regionus, tai bendruomenių renginiuose, žiūrėkit, rudens šventės būna, miestų minėjimai, tai ten medžiotojai dalyvauja ir kas džiugu dabar tą populiarina, nes ten, žiūrėkit, eisena ir trimitininkai, orkestras groja ir visi jau atkreipia tą dėmesį. Tai būtų gražu. Klubai būreliai turi savo simboliką, ar ne, vėliavas, vimpelus. Žiūrėkit, ir kaip jau įsiskiriam kartais, vieni labai su išraiškingu kažkokiu apdaru, rūbų, kaklajuoste ar dar kažko, kiti iš esmės tik tai su paprastu džinsu ar ten kažkokiu džemperiu, tai, na, turi būti tikrai tolygumas ir tos, kada yra jau mūsų šventės galbūt, Huberto diena, kur mes patys eiseną darom, ne, tai mes turime turėti irgi nacionalinį kažkokį rūbą. Aš kaip minėjau, tas klausimas jau buvo, tik kažkodėl nesimama jo ryžtingai. Natūralu, tai reikalauja stiliaus projektacijos kažkokios, ne, dizaino maketo, reikia užsiimti, tą sukurti, apsirašyti, standartizuoti, tą turi daryti
tai natūralu, mes turime vieną kitą elementą galbūt panaudoti, kas mums brangu, sentimentai galbūt, va taip O mes galim padaryti šitoje laidoje tam tikrą provokaciją. Ne, tam tikrą provokaciją. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvos medžiotojų žvejų draugija yra atvira visuomenininkams. Tai yra medžiotojams, kurie turi minčių, idėjų, iniciatyvų ir leidžiate jūs naudotis tą platformą, skleidžiant gerąsias žinias. Gal mūsų tarpe yra medžiotojų vyrų ar medžiotojų moterų kolegų, kurie užsiima dizaino modeliavimu, turi šitokių žinių ir gali pasakyti, žiūrėkit, aš prisidėsiu prie šito projekto, mėly kolegos, man irgi tas įdomumas yra ir mes galim kartu draugė sukurti, turėti kažkokius siūlomus sprendinius, kurie būtų visuomenėje aptariami ir Lietuvos medžiotojų bendruomenė tikrai tokiu būdu sukurtų savo nacionalinį medžiotojo kostiumą. Ir nebejoju, kad yra, nes iš tiek gausybės medžiotojų, kaip sakyti, bendruomenės, kiek susidūręs bet kokiu klausimu, kai reikia, ar ūkinių, ar organizacinių, yra tų žmonių, tik čia iniciatyvų klausimas. Tai aš atsakysiu į provokaciją, jeigu tokių yra mūsų bendruomeniai, kurie mato viziją, kokį turėtumėm bendrą kažkokį rūbą, aprangą, uniformą, kreipkitės tiesiogiai, jeigu reikia į mane, ar tinklapį rasite mūsų kontaktus, atsiųskite, užmėgsime kontaktą ir tikrai galbūt padarysime pirmąjį žingsnį, galbūt įsianalizuosime, kas iki tol buvo padaryta ir išvystysime šitą klausimą ne kalbomis, o realiais darbais. Jeigu tą pavyktų, tai būtų pasididžiavimas, nes tai dar kartą būtų žingsnis artėjant prie vakarietiškų kultūrų, nes toli nereikia darytis. Lenkijos medžiotojai taipogi turi savo nacionalinį rūbą ir paradinę aprangą. To nepadarysime su diena ar su metais, tai reikės daug laiko, nes ne visiems tai bus priimtina, prieinama, įperkama galbūt tai, bet kad jau vien galimybė būtų eksperimentuoti, tai modeliuoti, testuoti, tikrai mes tą galime ir džiugu ir turime vilties, kad tikrai Lietuvos medžiotojai turės savo išskirtinį nacionalinį medžiotojų kostiumą ir manau, kad visuomeniniam pastangomis, į kurias palankiai žiūri Lietuvos medžiotojų žvejų draugija, mes tikrai tą rezultatą pasieksim. Ačiū Laimonui Daukšai, Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos direktoriui už pokalbį. Reikia naujo termovizoriaus? opticspot.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Nokpix Mate 2 – universalus naujos kartos taikiklio priedėlis su integruotu tolimačiu ir autobalistinė korekcija. Aukščiausios kokybės šiuolaikinis termovizinis vaizdas jūsų taikiklyje. Kai nori įsigyti gerą automobilį greitai ir be rūpesčių, renkiesi AutoKGV. Kiekvienas automobilis yra kruopščiai patikrintas ir paruoštas kelionei. Atsiskaityti už automobilį galite dalimis, o važinėtis nors ir šiandien. AutoKGV – automobilis be galvos skausmo.